Mokykloje atliktos apklausos rodo, kad didžiajai daliai mokinių kompiuteris tik žaidimams. Mes norim praplėsti šį požiūrį ir žinom, kaip dirbti, kad skaitmeninės mokymosi priemonės būtų ne tik žaidimams, bet ir mokymuisi. Kalbų laboratorija, kuri aprūpinta naujausiamis skaitmeninėmis priemonėmis, džiugina ne tik mokytojus, bet ir mokinius. Mes dalyvaujame labai daug mainų programų, turi galimybę ir daug kur išvažiuoti. Aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Manau, mūsų mokykla išsiskiria aukštų mokymosi lygių. Džiaugiamės, kad jau mokykloje yra įdiegta gana daug bevielio ryšio maršrutizatorių. Mūsų klasėje yra išmanioji lenta, mes ją labai džiaugiamės. Kur čia tas stebuklas? Mes turime viziją. Žinome, kaip ją paversti realybę. Turime planą. Mokykla, siekdama mokinių pažangos ir sėkmės, įgyvendins informacinių ir ryšio technologijų pokyčių idėją. Idėjos įgyvendinimo pamatas – mokytojai, kurie ugdymo procese naudoja atvirus švietimo išteklius, kuria tinklaraščius, kūrybiškai naudoja socialinius tinklus, taiko skaitmeninės mokymo priemonės bei nustato mokinių mokymosi stilius. Aš tikiu, kad debesijos kompiuteryje leis individualizuoti mokymą, nes mes puikiai žinosim vaikų mokymosi stilių, galėsim dirbti apverstos klasės metodu ir parinkti kiekvienam mokiniui jam tinkamą mokymosi būdą. Socialiniai tinklai jau ir mokykloje. Mūsų mokykla turi savo Facebook paskyrą, kurioje yra informacija apie mokyklos gyvenimą. Socialiniai tinklai plačiai naudojami ir ugdymo procese. Projekto metu Samsung komandos mokytojos sukūrė 2 tinklaraščius, tai auksiniai obuoliai ir dzūkeliai. Ir vieną tinklaraštį sukūrė 6 B klasės mokiniai anglų kalbai. Tikimės, kad po 3 metų tokių tinklaraščių bus 10. Kiekviena mokytojų metodinė grupė turės savąjį tinklaraštį. Gerai, tai pirmas dalykas, Google diskas yra nemokamas, tai yra super. Antras dalykas, tai yra lietuvių kalba. Nemažiau svarbus partneriškas ir komandinis mokymasis, kai tėvai moko vaikus, mokiniai moko vieni kitus, savo tėvus, mokytojus, o šie moko kolegas, mokinius ir tėvus. Ugdymo plėtotės centre įgijau skaitmeninių mokymo priemonių mokymo ugdyme konsultantės, švietimo konsultantės kompetenciją. Nemažai vedžiau kursų miesto ir mokyklos mokytojams. IKT įgūdžius mokytojai tobulino dalyvaudami Europos komisijos projekte Aktyvių mokyklų laboratorija. Nematau čia didelių problemų įvaldant informacinės technologijos. Jas gerai įvaldė mokiniai ir aš naudojuosi jų žinomis. Aš to nesuprantu, o jie dažnai supranta ir jie padaro. Tik nereikia sarmatytis pasakyti mokiniai, ko tu nežinai. Taip sukuriama besimokanti bendruomenė ir ugdymosi aplinka atitinkanti mokinių mokymosi poreikius. Nuo 2013 metų mokykla jau buvo pažiūrėjus turbūt į priekį ir susikūrus tiesiog iniciatyvą pačių mokytojų kūrybingai besimokančių informacinės technologijos mokytojų programą. Technologijų pasaulyje atsiranda kažkas naujo ir jeigu, tarkim, ir jūsų mokyklos mokytojai nesimokins, nedalyvaus projektuose, neplės savo akiračio, tai gausis taip, kad mūsų vaikų procesas gali, jeigu nestovėti vietoje, tai netgi mažėti, siaurėti akiratis. Tėvų susirinkimai galbūt pradės vykti nuotoliniu būdu, socialiniuose tinkluose. Vaikai tai, ką išmoks mokykloje, gal pamokins netgi ir mus tėvus. Pokyčio idėjos rezultatas – tai mokinių pažanga ir sėkmė. Aš manau, mokykla visų pirma bus labai šviesi.
būtų labai gerai, kad vietoj knygų atsirastų planšetiniai kompiuteriai. Vaikai, tai jie gali ir išprotėti be kompiuterio. Atsižvelgdami į Europos komisijos vykdytų tyrimų rezultatus ir rekomendacijas, sieksime intensyviau naudoti skaitmenines mokymo priemonės ugdyme. Populiarėjant socialiniai žiniasklaidai, socialiniai tinklai tampa neatsiejama ugdymo dalis. Išnaudosime kuo daugiau tinklaraščių teikiamų galimybių. Atvirieji švietimo ištekliai taps neatsiejama mokymosi dalimi. Nustačius mokinių mokymosi stilius, bus parenkami veiksmingesni mokymo metodai ir modeliai. Mokytojai yra tarsi smagratis mūsų projekte. Jie įsuka ir vaikus, ir tėvus. Tikimės, kad pakis mokymo veiklos, kurios lems geresnius mokinių rezultatus. Taip pat sustiprės bendruomenės ryšiai, gilesnis taps mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimas ugdymo tikslais. Mūsų idėja liks tik svajonė, jeigu neturėsime šių priemonių. Kompiuterių po 3 kiekvienoje pailginto darbo dienos grupėje, išmaniųjų lentų kiekvienoje pradinio ugdymo klasėje, planšetinių kompiuterių po 8 kiekvienoje klasėje darbui grupėse. O kaip jūs tai pamatuosit ir mums tai parodysit? Mes žinome, kur esame, žinome, ko siekiame, kur einame, taip, žinome, kur turime nueiti. Ir mokyklai nėra naujovė savo veikloje remtis duomenimis. Švietimo mokslo ministerija mokyklams yra parengusi šiais metais mokyklos pažangos matavimo įrankius. Mes juos pradėjome diegti, naudoti, taigi pamatuosime savo mokyklos pažangą. O nuo šių metų mokykla pradėjo įgyvendinti individualios mokinio pažangos stebėjimo sistemą tokią įsivedėme. Patys mokytojai kūrė. Pagal tą sistemą stebima kiekvieno vaiko pažanga. Tiki savo bendruomenę, kuri nebijo iššūkių ir juos paverčia patyrimu. Samsung dovanoja bendradarbiavimo idėją.